pusę 9 turim. Taip? Tai eina prie prasadinimo ar dar? Tai kita tema, sakė. Kita tema. Gerai, trumpai. Jeigu apie moterį, žinau. Užsirovėt kokią. Visa šeima užkliūna. Tai iš tikrųjų irgi tokia, jau čia biškai kitokia, žemiškesnė, vat, kad startuotume geriau. Tokia irgi materializacija buvo paskutiniam dienom, kažkaip supuolė labai daug atvejų, kada ateina iš konsultacijų, bet čia vat, gilios prasmės yra, tam tikrai prasme materialus gilios. Kažkaip tenka pastebėti, kad moterų sudėjimą kalijūginių. Čia dabar nesitapatinkit, čia moteris ar vyrai, tiesiog patį įmėjau kaip fenomeną. Čia galime ir apie vyrų šnekėti, bet tiesiog į tą temą buvo toks pamąstymas, kad iš tikrųjų labai tenka pastebėti, kad moteris, šiuolaikinė moteris yra labai karinga moteris. Labai konkuruojanti su vyru moteris ir negerbinti vyriško prato. Vat labai tenka pastebėti ir daug šeimų turi problemų dėl to, kad moteris kažkodėl įsitikinus, kad turi būti konkuruoti su vyru šeimoje. Bet yra ego labai didelis pas moterį šiais laikais. Ir dėl daug priežasčių, kai galvoju, kodėl jinai kariauja, nes jaučiasi nesaugiai, kodėl jaučiasi nesaugiai, ne? Dėl to, kad šalia nėra vyro, kuris saugumą suteiktų. Arba jinai, jeigu jai teikia saugumą, jinai gali mesti tą saugumą lauk ir nori pati rodyti, kad jai to nereikia. Ne? Bet būna tokiu atveju ypatingai, kada moteris yra nepilnavertiška. Jinai nenori, kad jai vyras duotų saugumą, nes jinai nori savo ir kitiem įrodyti, kad jinai pati gali savo saugumą susikurti. Pagaunat šitą momentą? Pilnavertiška moteris dažnai ateina iš šeimos, kurioje nebuvo vertinama kaip mergaitė. Tai daro dažnai tėvas arba motina, bet dažniau tėtis daro. Tai pasireiškia tuom, kad, pavyzdžiui, jis galėjo pakankamai neskatinti to vaiko, nedrasinti, biški šaipytis, prie aplinkinių pasijuokti, arba netgi dusinti. Žinom, kai taip atrodo. Tada, kas vyksta su tokia mergaitė, jinai paauglystėje pradeda jau įrodinėti, saugystai dar labiau įrodinėja. Ir kadangi jos galios didėja, jai atsiranda didesnės galimybės įrodyti, kad jinai yra, samosaboja, kaip čia, pati savo, savarankiška. Ir kada ateina vyras ir nori kažką tai duoti jai, jis sako, nelysk čia, aš pati. Tai vienas iš tokių mechanizmų labai ryškus dažnai būna. Antras dalykas, kada ta moteris nėra tokia nepilnavertiška, bet yra kažkokiu tai būdu susigalvojus, kad jeigu jinai nurodinės, ginčysis su vyru, jinai kažką pasieks šeimoje. O iš tikrųjų tai yra klaida, nes moteris pasieks šeimoje gali. Jeigu kažką gali pasiekti, tai tik per nuolankumą. Nes moteris, jinai niekados negali konkuruoti su vyrišku ego. Vyro ego visą laiką norės valdyti. Ir tu, jeigu nepatinka vyrai, gali iš vis nevesti. Bet tu nerasi tokio vyro, kuris nenorės globoti, valdyti. Nėra, tai yra gamta, tai yra polius. Taip? Dabar jeigu moteris galvoja, kad jinai stojus su vyru į tą pačią poziciją, gali galinėtis, visą laiką sukurs disharmoniją šeimą. Visą laiką. Negaus vyro palaiminimų, negaus šilumos, jinai keršys, irgi jam neduos ir tols, ir cinkt, grįž viskas. Galų gale. Bet jinai gali gauti energiją, palaiminimus šeimoje vyru, paprasčiausiai nulenkdama galvą. Ne tai, kad ten virsdama tokių, kaip pasakyti, kilimėlių, kurias kojas valosi. Ne, yra sferos, kur moteris niekada neturėtų neleisti kalbos. Pavyzdžiui, jeigu jinai praktikuoja dvasinį procesą, o vyras nepraktikuoja, ji neturėtų leisti vyrui reguliuoti, kad ten pasistatyk, leidžia ar neleidžia, ten paveiksliuką pasistatyti ar gytą. Čia jinai gali kovoti, ar ten tam tikrus dalykus, bet jeigu yra sprendimai, geriau nesiginčyti. Nes tai yra tik tais disharmonija sukurtavus. O jeigu nusileisi vyrui, vieną kartą, antrą kartą, po to kažko paprašys ir jisai gali pakeisti sprendimą vien dėl to, kad tu nusileidai. Jis sakytų, koks ribotas vyras, ne, kaip jį galima lengvai sumanipuliuoti. Taip galima, bet tu padaryk. Tai va tas tenka pastebėti, kad, į ego neleidžia patikėti tuo momentu, kad jeigu tu nuleisi galvą, tu tikrai pasieksi daugiau, negu kad tu iškelsi galvą. O čia ego. Nors jinai tai
viduj gali jausti, bet vat ego neleidžia. Kodėl ego neleidžia moteriai tai daryti? Jinai netarnavo vaikystėje. Mergaitės labai dažnai neužimamos tarnystės šeimoje, šiuolaikinėse šeimose. Jis daro, ką nori, neturi, mažai turi namų darbų arba išvis neturi. Tėvai sako, nu mano mokosi dukra, jau pavargsta labai. Na, bet jinai, jau gali turėti darbus kažkokius tai daryti. Ir jeigu mergaitė nepavalys unitazo, jeigu jinai nepaserviruos stalą, neplaus indų, nemokės gaminti, šakės bus egoistė vaikščianti, išsidažiusi. Ir viskas. Ir apgaus su savo tuo. Ir viskas. Lygiai taip pat čia galima kas nebuvau ir ant berniukų šnekėti, bet aš tiesiog tą temą įmu, aš nenoriu specialiai ant kažko šnekėti. Ir tada eina per konsultacijas tas momentas, kad, reiškia, pralaimėjimai. Pralaimėjimai. Ateina, pavyzdžiui, vyras, tikrai, matai, normalus vyras, žinai. Ir moteriai vis tiek kažko trūksta, vis tiek kažko reikia, visi kažkur įdurti, reikia pastumti, kažkur užlipti, kažkur pakonkuruoti. Negali. Tai vat moters pareiga labai stipriai dirbti su savo protu, kada tie velniai lenda, reikia savo paprasčiausiai biškai nuraminti. Nes gamta yra labai griežta, gamta yra tokia, mušiasi su vyru, bus šakės. Jis arba kitą ras, arba pradės gerti, arba skirsis. 3 labai dažni atvejai. Arba kitą ieškos, moterišką, arba gert pradės, jeigu jam ten jau, kaip sako, kovoti nebegalės, jis tada gert pradeda. Gert, nes arba sakys, viso gero. Ir po to atbėga moteris ir sako, žiūrėk, koks aišyknis. Aš ten tokia, jis susirado kitą, nešneka tų dalykų, kad jinai ten supranti. Na, kitie žaidimai, tokie. Kaip sakyt. Kamuolį, futbolas, neatskaičiu, jinai nepasako, kad jinai stygavo vyrą. Ir bet atsiminkim, jeigu yra santuokoje vyras intelektualas, o moteris vadovo tipo, o tokiuose santuokose labai dažnai vyrai pradeda gerti. Nes moteris, jinai nenori pripažinti autoriteto, jinai, daleiskim, yra praktiškesnė, kšatriško tipažo. O vyras jau bramaniškas, lėtas, ramus, netokių apsukų kaip jinai. Ir jinai pradeda reguliuoti, pradeda jį pradėti reguliuoti. Jis nesupranta, kodėl jis ten pradeda pjauti vidui. Žinai, kaip dantį gręžia. Ir savo kažkaip dūstų, negaliu kvėpuoti, nesu laisvas, viskas čia kontroliuojam. Tai atsiminkim tą momentą, čia gal niekam nei tema, gal čia niekam, bet paskutinė atėjo labai kažkokie signalai į tą temą, kad jauskim savo, kaip pasakyti. Kai viską sudedi į savo vietą, mašina sukasi, o šeima yra sistema, kaip tu be pavadinsi. Bet kiekvienas vairas turi būti vairas, guolis turi būti guolis ir taip toliau. Nes vyro pasitenkinimas iš ko? Kai jisai gali globoti. Įdomus dalykas. Vyras džiaugiasi, kai jisai gali globoti. Jeigu jis negali globoti, jis jaučiasi nereikalingas. Jį taip sukūrė. O moteris džiaugiasi, kai jinai gali plėsti savo jūsminio pasitenkinimo sferą. Ir to gauna ir ano, ir trečio, ir ketvirto, ir vaikai, ir namai, viskas jai plečiasi. Ką reiškia sanskritų moteris? Žinot, kaip vadinasi? Stry. Stry reiškia expand, reiškia plėstis į materiją. Moteris riša prie materialaus pasaulio, jinai plečiasi. Reikia vieno vaiko, reikia antro vaiko, reikia trečio, reikia to. Jinai kaip šaknis. Jeigu vyrui tai tinka, ta prasme, jinai va iš to semėsi, o vyras semėsi džiaugsmo, kai jis gali laistyti, globoti. Ir jeigu tu neleisi jam globoti, o kaip neleisi globoti, pradėsi jį globoti, ar ten jam nurodinėti, kaip čia reikia daryti, ką, jis tiesiog, nesirealizuoja, žinai, kaip ateina darbininkas, jam neduodi kas griovia. Jis, kaip, raumenys yra viskas, arba ateina dėstytojas ir neduodi paskaitos skaityti. Tu jam sakai, patinku kažką ten. Supranti, potencialas neina. A jinai ten, supranti, stovi ir ten. Kai buvo labai vienas gražus filmukas, jau tiek jokiausi kažkas nufilmavo,
kažkas apsimetė policininko, atsistojo į gatvę, pasėmė lazdelį, pradėjo reguliuoti eismą. Taip juokiausi. Visi supranti, ten stoja, pasipykti, ne, jis įsijautęs. Policininkas, ten kažką kitą reali istorija. Tai juokiausi, toks. Tai va, tai leiskim tą energiją įskleistis. Ir tada mūsų moteriškumas natūraliai irgi skleistis. Bet dabar kur yra problema? Ateina jau moteris ir vyrai, jau nuo savo prigimčių patolę. Moteris nemoteriška su vyriškumo elementais. Jau Prabhupada tais laikais sako, o moteris sako, neklausys šiais laikais vyrų. Aš pats dar skaičiau, kaip įdomu, žinai, pats Prabhupada pastebėjo. Ir lygiai taip pat vyrai, jie irgi, kaip biškai irgi, nėra visiškai stiprus, kiek reikėtų būti. Ir kai yra ta konfiguracija tokia, yra labai didelė pagunda, kai pas moterį vyriškumo yra, o pas vyrą truputėlį jo trūksta. Yra labai didelė rizika ir pagunda jai opti ir užlipti. Ir jeigu jinai supranta tą dalyką, jinai turėtų atsitraukti ir jam sudaryti sąlygas, išsiskleisti. Nes jinai jaučia, aš galėčiau, aš padaryčiau, nes yra dasilipžis. Tuomet reikia sustoti. Arba pasakyti, žinai, aš galiu patarti. Žinai, išmintinga moteris ateis, patars. Nuolankiai. Goda. Bet tai čia pirma mamoms reikia labai daug šito kalti galvą. Taip. Sūnums ir daro. Taip. Čia pasakingai, žinai, sugedusi dantį, jau po to nagrinėti kaip ten. Bet galima pataisyti ir sugedus. Kažkiek tai. Užpliombuoja. Bet biškina toks piktis, kad praleidim tą etapą, kad... Taip. Piktis nes mus kaltina, o ne tėvas, kai kitus kaltina, tai geriau. Tai be abejo, bet žiūrėkit, tėvai tą daro, vaikas mato, dukra mato, netokį pavyzdį neišsineša, aš sutinku, yra tas. Čia daug priežasčių, aš tik taip pat pamečiau tokį, Čia galima tą patį ant vyrų savo rakursų pašnekėti, bet tiesiog, pastaruoju metu buvo tokia patirtis, kad, yra, kas su vaikais užsiima, kad tikrai kažkaip duoti įkvėpiančios tarnystės, nes, tikrai po to jau nebeišlankstysiu to dalyko. Tai mes šnekėjom apie šeimą, sakėm, kad mergaitė daug tarnystės. Ir vis tiek ta tarnystė, tokia kaip grindų plovimas tenais, dulkių valymas, maisto gaminimas, išplovimas šeimos narių lėkštės. Ne savo, bet šeimos narių. Čia labai pažeminimas, ne? Jeigu tokie dalykai, jie, valo, jie duoda tikrai didelę naudą. Po to ateiti tokiam žmogui daug lengviau. Nes šiaip, kai ateina kaip skala, žinai, kaip uola, charakteris. Viskas. Viskas. Ką tu ten palipdysi? Ten bandai, ten, kaip sako, pirštas skauda. Vyras nusigėrė arba išėjo, neskydė, tai kaip patitaisyti tą patį? Tai paklauskit, kodėl vyras nusigėrė? Kodėl vyras per lėtas ir nervina? Tai klausykit, vyras nekaltas, jis yra toks, koks yra. Kodėl medis storas? Dabar prieik prie ežero ir sakyk, aš tam skirsiuos, tu per storas. Ne, bet jeigu tie tipai tada labai skirtingi, tai tu irgi visą laiką save, kai jam tipo su savim nieko nereikia dirbti, o tik tai tu... Ne, yra kompromisų tema, yra viskas tvarkoja, bet aš sakau, kad nestruojinkit, jeigu jo tokia sudėjimo, nebandykit su tuo kaltuku ten nukaltuoti. Ne, medis bus toks, koks yra. Vyras nesikeis, moteris nesikeis, charakteriai nesikeis. Bet tą reikia labai gerai suvokti. Ir jeigu yra paskubama dėl skirtingo tipo pasirinkimo, bet iš tikrųjų moteriai turėtų aukštesnio tipo vyrai yra labai gerai. Nes tas ramus lėtas nuramins tą staigę. Ir galima pasidalinti jau ten, kur jinai jau ten staigiai gali sukontroliuoti, sureguliuoti, ten gali atiduoti vyras. Daimk, reguliuok, ten organizuok. Jį pas jos irgi problema, jų ego gali neleisti, kad čia, žinai, kaip čia ne mano intelekto paklausėte. Bet principas yra tas, kad, nereikėtų eiti karą. Aš kalbu ne apie grubų, bet ir apie subtilų. Strėlių neleisti mintysi, ten brač, šitai. Girdisi viskas. Be abejo, kad yra daug spragų, prieš tuokiantis nepažiūri tipo, nesusipažįsta su savimi, su kitu, ten daug visokių. Bet aš tą tavo momentą. O dėl nusigerimo, tai supraskit, vyras negeria iš laimės. Čia yra šaknis. Jeigu žmogui bloga, ir jisai bėga nuo blogio svaigindamis, tai reikia klausti, kodėl jam bloga.
Tai nereiškia, kad tik tai žmona tą blogį sukūrė. Bet, reiškia, labai dažnai yra būna dvi priežastys gėrimo. Mažai meilės arba tikslų neturėjimas. Tikslo neturėjimas gyvenime. Ir dar trečias dalykas gali būti labai egoistinis charakteris, nuo kurio žmogus kenčia visą gyvenimą. Jis tiesiog atėjęs, neapsivaręs charakterį, eina ir visus braižo. Braižo, duria, pjausto ir visi jį ten nesiseka, jis geria. O dar būna šita priežastis. Bet prieš tai kalbėjot, kad reikia atsirišti nuo tikslų. Palanku atsirišti. Ne, tikslą reikia turėti, bet reikia atsirišti, kokiu būdu jisai bus pasiektas, kokioj strategijai. Matot, jeigu jūsų tikslas yra geras, sutampa su visata, pavyzdžiui, tikslas išauginti dvasingą vaiką, ne? Ta tikslą jūs visai patvirtins viršui. Bet rekomenduojama atsirišti nuo to, kokiu būdu tai bus padaryta. Leisti ir jiem dirbti. Čia su tokia apatija siejasi. Ne. Jūs turite tikslą, sugalvoti strategiją tą tikslą siekti, ne? Ir pradedat, kaip sako, nustatot ant GPS-o, ne? Ten Palanga, įjungiat 1, 2, 3, 4 ir autostradai 5 bėgis ir jau lekiat į Palangą. Nes jūsų strategija yra tokia. Per 2 valandas Palangoje, per 3. Ne? Bet jūsų strategija yra kitokia. Padangėlę nuleisti jums. Padangėlę nuleist, pastabdyti kažką autostradui, susitikti karminį žmogų, pasilabinti ir tada važiuoti toliau. Yra kita strategija. Tai reiškia, tu nuvažiuosi į Palangą ne po 3 valandų, po 5 valandų, dėl to, kad jų strategija yra kitokia ir leisi jiem biškį pakoreguoti. Pagavo tą momentą. Jūs tą ryžtą turit, bet kai jūs bėgat į tą tikslą, jūs turit suvokti, kad ne jūs netgi reguliuojat savo bėgimo tempą, savo savijautą, kai tuo metu, kai bėgat, savo širdies plakimą. Ne jūs. Tiesiog turi tikslą ir strategiją. Ir Krišna sako, taip, reikia turėti tikslą, strategiją, reikia dėti pastangas. Bet nepamiršti, kad ne tik mes lemiam rezultatą. Yra kiti, kurie lemia. Dėl to sako Arčiūna, kaip čia man kautis, savo skirtumas, kaip tu kausies, tu turi tikslą kautis. O kur ten tu nukreipsi strėlę, kokiu greičiu paleisi, kiek strėlių paleisi, kaip ten tavo mozgai suksis, kai tu kariausi, čia yra jau ne tavo reikalas. Bet tu turi kautis. O jeigu neturi tikslų ir neturi norų, tai čia blogai. Tada gerim. Ne, paprasčiausiai žmogus, tai čia toks pasaulėtis, jeigu žmogus eina dvasiniu keliu, aiškiai savęs nepažino dar. Dėl to jis neturi tikslų. Kai žmogus save pažįsta, pradeda pažinti, pas jį atsiranda tikslai. Pavyzdžiui, aš pažinau, kad man patinka saldus skonis. Vaikas, kai susipažįsta su saldžiu skoniu, pas jį atsiranda koks tikslas? Saldainiai. Ir jisai siekia visom priemonėm. Kiek jam leidžia kūnas, galios, jis ten lypa ant tų spintų. Aš atsimenu, pas mus virtuvėj buvo senovinis rusiškas chaladilnikas toksai. Ir virš jo buvo dar spintos. Jau taip aukštai, jau išsaugęs nepasiektų. Tai reiškia taburetka, ant taburetės, po to kitą koją ant rankenos. Žinai, rusai kaip padarydavo, tai ten nemalauši. Po to trečia koja jau ant viršaus šaldytuvo. Jau ne taip, bet jau šitaip, žinai, nes negali kiek pakelti. Šitaip. Po to laikaisi ten šalia durų, užlipni, po to atsidarai jau ten seifą. Ir ten būdavo rusų laikais tokios popierinės dėžutės su daug cukraus gabalių, tokių baltų. Atsimenu? Uždarai, lyg tai tipo nieks nepastebėjo, žinai. Ir dar taip atsimenu, jeigu ten būdavo nurinkta, tai taip nurinkdavau, kad panašiai gautųsi. Ir po to jau ten lelelea, ten taburetki tą pačią vietą. Tikslas yra. Tai jeigu vaikas gali tą tikslą siekti, rizikuoti, jeigu savo aukštį, ten baimė vis tiek nudryps ar ką, ar ateis, kas pamatys, nes buvo limituotas kiekis, ten dantis, ten viskas išaiškintas. Bet jeigu tai, nes tu pažinai skonį, tu pažinai save, ko tu nori. Tai tas pats su tikslais, kai tu pažįsti, ko tu, pavyzdžiui, svajonė. Labai dažnai žmonių klausia, kokia tavo svajonė, su kur reikia pagalvoti. Supranti? Svajonė yra svajonė, galvoti nereikia, kaip sako, aiškiai su logika konstruoja svajonė. Būtų gerai, vat kažkas tu, aiškiai yra uždarytas narvetas, paukštis. Jeigu yra svajonė, jinai ir skrenda, tu tik paklaus, aš sakysiu, noriu to ir tam būti. Aiškiai, nepažinę, uždarę svajonę savo,
Nes kažkas uždarė, va, gal kaip sakė, gal šeimoje ten užkalė tą balandėlį. Ir pastypo tas balandis, liko kauliukai tik tais. Atidarai, ten kažkoks nusvaigėlis. Bet po to jis užauga ir tampa didelė svajonė. Tai sako, turiu kažkokią svajonę. Nu, buvo anksčiau labai daug, turėjau stiprių. Dabar, žinai, buityšė, jau užkalta, žinai. Jau kaip nesimata, akys, ten viena dėžutė. Ir ten užkalė ten viskas. Vilnius, buitys, ten viskas. Jis jau pamiršta, tas jau balandėlis pastypėsi ant vienos kojos kažką daro. Ir jeigu sugebi ten tą išimtą balandėlį, biškį atgaivinti ten, tai jis sako, o aš jau svajonę kokią turiu. Tai vat iš tikrųjų pažinti tikslai yra labai stipriai susijęs su svajonėm, žinokit. Ir vat jums reiktų raktą, kas logika labai veikia, ir logika atjungti. Labai logika stipriai veikia, emocijos daugiau. Groti, dainuoti, atpalaiduoti, gamtoj būti ir pamatysite. Hop, ir išlyst. Nes tikslų nereikia galvoti, jie tiesiog yra. Išgyvenimas iš gyvenimo yra tie tikslai. Pavyzdžiui, moteris, kodėl turi tikslą sukurti šeimą. Nes tai yra tokia samskara, jai nebereikia galvoti. Tai yra, jinai patyrus, jinai žino. Tai yra skanu, jai konkrečiai. Ir jinai sieks to. Bet yra dar apart šeimos kiti dalykai, ne? Pavyzdžiui, profesiniai tikslai labai su svajonėm susiję. Profesijos, ką man studijuoti, ką man veikti, kaip man misija gyvenime. Būna užkalti, uždaryti, tam pasidarbuoja ir tėvai, ir kaimynai, ir draugai, ir giminės, ir visi, kas tik nenori. Kaltukai. Tink. Ypatingai, jeigu nestandartinė, ne? Pavyzdžiui, aš ten noriu kokį ten ufologų tapti, ten sakys viso. Arba ten man pastelės patinka, aš ten, žinai, akvarelistas koks ten, siaubas, sakys, nu viso. Su mūsų Andrium Šakės, supranti, akvarelę tapys. Tai jau žino, kad išlaikys iki gyvenimo galo. Andriu. Nes jisai iš akvarelės nepragyvena. Na, arba aš ten, žinai, fotografuot noriu, nu, jo, sakys. Bet supranti, jeigu ta svajonė yra užmaitinama aplinkiniu, tai žmogus pasijaučia toks galingas, kaip su sparnais, nes jisai ir savo sparnus turi ir dar kiti savo sparnus, tai jis atrodo, kaip realės jau skrenda, nu. Ir tai jis gali daug pasiekti. Bet kokioj srity, pavyzdžiui, jisai stalių baigė, pradeda taip gaminti gražiai. Ir žmonės eina įperka. Bet jį turi palaikyti. Varyk. Jėzus irgi buvo stalis. Taip sakau, Hore Krishna, bliok. Galėjai. Aš tai nežinau, labai žaviuosi. Ar ten materialistas, ar ten dar kažkas. Kai žmogų matau panirus savo darbe, nu yra kažkoks eina dieviška energija, jis tuo metu su energijom kontaktuoja, kūrybinėm ar ten analitinė mąstymo energija, kaip panyrės. Jeigu galėjo taip, į nejaučia. Supranti, jis panyrės. Tai toks gražus vaizdas, a ne taip. Nu labai gražus. Bet šiaip malonė yra, kad duoda taip, o būna kiti, kad plavinėja, visą gyvenimą. Jo, daug tokių plavinėjų. Viską gal gali viską, bet nelabai, neįneri kažką. Jo, ir čia aplinkinių, čia problema, jo, kodėl tėvų yra pareiga pirmą tipą nustatyti psichofizinį žmogui. Tada iš karto atkrenta tai, kas nereikia. Ir dažniausiai vaikas, jisai intuityviai nori kažką iš savo tipo, jeigu jis šatriškas daugiau, tai jam reikia jam pareguliuoti, pavadovautis, ten jau kiemė, ten klausykit manęs, čia, Ir į tą kairę stumt, nu taip lengvai leist. Ir jisai tada patiki per kitų tikėjimą, jisai sustiprina savo tikėjimą. Tai aplinka, nu, jinai būna, kad visai kitą kryptim pastumia, ne? Ir žmogus nueina į tą kryptį, pavyzdžiui, 5 metus prasimoko ten, kur nereikia, po 5 metų jis jau pradeda plavinėti, nes jis jau nebetiki, kad ras, būna, kad laiko nėra, būna, kad šeima atsiranda, vaikai atsiranda, nėra laiko, kada ieškot, įsuka ir jisai va taip eina. Jeigu 40-50 kažkas bamt, sakau, nu, turėčiau dabar kažką, jau norėčiau kažką savo daryti, ar jau supranti. Sunkiai paeina, sunkiai. O turim 2 jau per vėl? Ne. Tai va tas susipažinimas, va žmonės neinvestuoja ir į save. Reikia investuoti ir galima ir horoskopą pasidaryti, galima bendrauti su specialistais, kurie nustatinėja tos dalykus, domėtis. Plus atsvers Krišna per mantros kartojimą pradės tave supažinti su tavim pačiu.
Bet čia yra problema, taip, tai yra nuo darželio turi būti daroma. Dėl to mes skatinam vaikų švietimą ir navigavimą vaikų, kad jiem nereikėtų šitų šuns kelių praeiti. Taip? O sakykit, o kaip ta tarnystė skatinti vaiką? Labai paprastai, per žaidimus. Tarp draugų tai nekrūta. Ką? Tarp draugų tai nekrūta yra, kad... Ne, tai jisai tarp draugų gali būti liūtas, o namuose skrusdeliukas. O ten tegu vaidina ten. Nu tai kas ten? Taigi tarp vaikų išėję, nu negi ten aiškins, kad aš ten, žinokit, plaunu indus ir aš krūtas čia su egoizmu, nu baigit, sakys iš pati. Bet vat namuose jisai, kadangi nesu bendramžiais randasi, taip, tai jisai turi turėti savo vietą ir žinoti savo vietą. Ir jam reikia labai paprastai paaiškinti. Mes visi kūriam šeimą, mes visi darom būtą. Mes dedam tokį indėlį ir mes galvojam, kad tai yra teisinga, kad ir tu indėlį dėtum. Tavo indėlis, pažiūrėjau, tvarka, švara namuose, žiūrėjimas kažkoks, šiukšlių išnešimas. Ne per tai, kad tu čia jaunesnis, tu, kaip sako, klausai mūsų, čia mūsų tais. Ne per ego, bet paprasčiausiai per teisybės jausmą, kad mes visi darom. Ar tai yra teisinga, kad, pavyzdžiui, aš vieną mergaitę buvau paskutinės, sakau, unitazas antram aukšte, baltas. Sako, baltas. Naudojasi? Naudojasi. O sako, kas valo? Mama. Sakau, ar teisinga, kad tik mama valo? Tu ten darai, o mama valo. Teisinga? Neteisinga, sako. Sako, einam valyti? Ne, neinam valyti. Nu tai aš tai paklausiu, bet jeigu tėvai pasakytų, pirštinaitės, einam, kartu pavalysim. Tiesiog tai turi natūraliai būti įvesta, čia net neklausimas, aš nenoriu, čia jau vėlų yra, nuo pat mažens duoti, popierių numeti, kel popierių. Ten isterijos, tegu verkia, išsibliauna, ir toliau nieko nedarai. Liko popierius, einu prie popierių. Tavo rankytė kelia popierių, paėmė, ima popierių rankytė, meta į šiukšlę. Įsivaizduoji, kiek reikia kantrybės saugusiam. Bet jeigu jis tą padaro, jau cink nulaužė vieną ragiuką. Jau jo ateitį 60 metų į priekį, jau yra pliusas įdėtas. Toliau, nepristumė kėdės. Ir bėga jau, aš ten į lauką, užrakinė duris. Kėdė nepristumta, lauko nebus. Ir moteris sako, nu gerai, palauki. Neišėjo, neprastumė nuo savo, kaip sako, tos manipuliacijos, su verksmu nepraėjo. Kėdutė laukia tavo rankučių ir durytės atsidarys. Pristumsi kėdutę, duris atsidaro, čia kaip raktas. Praeina tas dalykas, pristumė išeina. Ir jo tokiais, va, jeigu tik arba jis, arba tu laimi. Tai aišku, čia tų būdų yra daugiau, čia filmą tėvų ir papasakotų. Bet yra žaidimo, švelniai, bet jeigu pristum kėdę, viso, nu, ego su ego, tai vikingų karai, kaip sako, su kirviais. Bet dar ir charakterį, pavyzdžiui, gali vaiko būti, nu, toks irgi valdingas vadovaujas. Labai gerai, duok pavaldyti. Tavo atsakingas šiukšlių valdymas. O jeigu dar yra jaunesnis, dar tam nurodo tada. Ne, tai gerai, galima grandinę sudaryti, reiškia. Jaunesnis padeda vyresnis jaunesniam, nu, ir taip toliau. Reikia aiškinti, pavyzdžiui, vedas aiškindavo, vyresnis reiškia aukštesnis. Viskas gerai turi. Bet tu mažam nepaaiškinsi. Nu, tai... Tada ir stumdo mažesnį. Ką? Tada ir stumdo mažesnį. Nu, tai dėl to, kad su vyresniu nedirbat. O vyresniam reikia aiškinti taip. Mažesnis yra tavo globotinis. O tam globotiniai, sakytų, o vyresnis yra tavo globėjas. Ir tam į tą mėgo patenkintas. Mane globoja, o tas aš globoju kitą. Tai jos pagauna per egoizmą. Pavyzdžiui, jeigu klasė yra tokių valdovų, nu, tai tegu suorganizuoja, nu, ten reikia ekskursiją, pasakai, surink vaikus, tau patikiu, nes tu esi gabus valdovas. Ir tegu eina, pabando pavadovauti ten. Sakys, ką čia aiškininkite, žinai, vadovą. Pagaut per jų tą, kaip sako, įdą, nu. Bet be abejo bus tokių situacijų, kai reikės tą ne tik gražiai prieiti, bet paprasčiausiai ir, nu, kaip tą katinuką į tą balą. Nu, ką tu padarysi? Nu, taip ego lūžta, nu, ką tu... Vien per meilę nenueisi, nes tos meilės labai ribota yra. Net įvediniais laikais, man tai labai patiko, aš pažiūrėjau Šaulinio vienuolyną, aš nesakau, kad čia tokios turi būti tradicijos, nieks nesicionskina. Bet užtat padaro žmogų.
Klykia, rėkia ten, ištinusios kojas. Režimas yra disciplina. Vat vaikam yra disciplina labai svarbu. Pavyzdžiui, Maipūrė labai man patiko. Keletą pažįstamų vaikų nuvažiavo. Viso gero. Nėra dušų. Laukia prauskitės. Aha. Aišku, ten Indė, ten šilčiau. Atsikelia 3:30, kibiriuką prisileidžia ir po to nieks jų kambarių nevalo, ateina patikrinti. Randa išvalytus bonusai, randa neišvalytus, apriboja malonumus. Mažiau kompo, mažiau futbolo, daugiau praktikos, daugiau ratų pakartoti. Askezės daugiau. Nu viskas, jie auga ir jie po to į tokį pagauna kaifą, kad ten, kad važiavo mama, pamatė, kaip jie ten gyvena. Sako, tu mama nesupranti, čia mes askezės atliekam, čia mes vyrai kaip pradėjo. Supranti, jau jie skonį pagavo, apsipilti ten vandenį, susitvarkyti, skalbti savo kojines, o čia ateina bompanį išplausa, ne? Dėl to aš dar prisimenu, kai Kauno Medų centre, kai ten darėm tą mokyklę, aš sakydavau tėvams, neplaukit vaikų kojinių. Ir taip niekada nesusikalbėjau, sakau, duokit jiems savo kojines paplaukti. Pajaus savo kojinių kvapą, patrynti, tas supurvintas kojines, nu. O tai bėgioja visur, ten bet kur pačią mamą ištrins, vis tiek švarbus. Duokit, nei vienas jau neišklausė. Ai, sako, čia nėra laiko viską metam. Jis nespranta, kiek vaikas daug naudos gaus, kai trins savo kojinę. Trins, kokių ūkinių muilų bandys išplauti tą dėmę, kurios nepažiūrėjęs įlipo. Ar tai negera mokykla? Oi, sugedus kalbenkė. Plausim šiandien patys. O, kompas čia manęs čiatas laukia, man Skype'as skambins. Nu, klausyk, kojinės, einam plaunu, kas tai dabar, smirbelas. Arba būna, reiškia, visus drabužys išnaudoja, nei vieno švaraus, ne? Reikia važiuoti kažkur, nu tai nei vieno švaraus rinkis iš to savo. Kaip į mane pažiūrės, tu ką tu iš manęs tyčias. Nu kaip, nu ar aš kažką padariau, tu supurvinai, tu numetė, ar aš purvinau. Susduoji, kokia tada ciongas. Nu tada kaip dabar staigiai plaudžia su fenais. Tas man yra tų būdų, juk ne man čia pasakot, bet pats principas yra lietuviškai pratarliai, lenk medį, kol jaunas. O kai tampa kaip stovas, tai ten gali lenkis. Nieko ten nebus. Bet ką, tai reikalauja daug laiko, daug mąstymo, laiko nėra, mąstymo nėra. Ir eina tos dienos. Praktiškai iš vaiko labai daug galima padaryti. Nerealiai, galima ekstrasensorinės galės išvystyti, galima kūną sveiką išvystyti. Nu, labai daug galima padaryti. Labai daug. Aš skaitysiu vieną paskaitą, ką vaikose galima išugdyti. Kokius mokslus perduoti vedinius, žinias. Nu, kai aš pradėjau domėtis, tai ten galima tikrai labai patrauklioj formoj įdėti vaiką labai daug dalykų. Bet pradžioje reikia įsidėti save. Tai va ta mergaitė išaugusi, pažiūrėkit, pas mus moteris nemoka maisto gaminti normaliai. Valentinas. Ne, ta prasme, nu, yra tas momentas, paimk modernę merginą ir paklausk, paprašyk, 12 patiekalų. Toks nagas. Sakom, kompiuterio klaviatūra, bum, tik girdi. Tai kaip jinai tešlą menkys, su tokiu nagu? Bet čia ne tik dėl nago, aš tai asmeniškai tai... Tai aišku, ne tik, čia tik tais tokia prielė. Šitą problemą turiu, tai ne dėl nagų, dėl to, kad už mane viską darydavo, irgi buvo uzurpuota virtuvė. Ir man, pavyzdžiui, dabar praktikuojant, tai pati didžiausia problema ir didžiausia kompleksą turiu, nes aš neturiu spontaniškos meilės gaminti. Kas turi čia nais? Linkime. Aš visada prašau atėjęs šitą patysiu. Jo, šeima vis tiek lopšys, kuriame formuojasi viskas. Be abejo, sutinkam. Bet kada aptinki, kad yra tas dalykas, nu, mes ir apie šeimą ir šnekam, kad šeimoje sudedami tie. Bet tai čia kažkoks vis tiek turi didelis laikas eiti, praeiti, išsivalyti, tikėtis reikia. Net gausiu šitą. Iš tikrųjų, tai yra Šis laikas, iš kur tu gali? Kaip? Iš kur tu gali? Čia nėra laikas, bet... Ramakantas principas iš karto. Iš
Supratau, ne vieni. Tai aš net iš tą ir darau. Bulvės Aš mokesčiai, kaip tas skonį, žinau, koks būna spontaniškai. Iš tikrųjų, labai ezoterinis momentas, pats gaminimo polinkis yra susijęs su pačiu moterišku pradu. Nes kada moteris skleidžiasi, tikrasis tas moteriškas pradas, kada jo daugėja, stipriai ateina natūraliai tas noras, nes taip visatos sutvėrus, moteriai davęs tą polinkį. Ir kada skleidžiasi tas noras, tą meilę išreikšti per maistą, jisai išeina. Dėl to kartais gali taip iškart daryti, bet jeigu šaknis bus nepajudinta, nesigaus. Tai reikia ir iškart daryti, ir dirbti su šaknim, ir pabiškį ateis noras. Tai, netaip aš viską darau, ir skaniai darau. Aš ne tau atsakiau. Bet man pačiai įdomu, ar tai praeina. Aš kiek stebėjau moteris su... Man gėda, man prieš, sakau, aš sakau, sorry, bet dar nėra tai, kad aš be prakaito lašelio tai daryčiau. Ja. Kad užsimirščiau. Aš manau, kad... Kitas prakaikai, kur aš užsimirštu, o šitoj aš negaliu. Aš manau, kad daugeliu yra tas momentas, kad yra pareiga ir taip toliau. Dar būna tai susijęs su virškrom, pavyzdžiui, jeigu moteris dirba, tai gaminti valgyti gali visai nesinorėti. Jeigu dirbant yra. Jeigu paprasčiausiai trūksta ir jėgų ir noro, tai tokiais atvejais, jeigu abudu dirba, tai gerai, kad abudu gamintų. Arba tuo metu, kai gamina vyras kažkokias kitas pareigas, su vaikais pabūtų. Nes, pavyzdžiui, kai aš dažnai matydavau, tai abudu grįžta iš darbo, vyras prie teliko, o žmona eina gaminti rytoj maistą. Tai yra neteisinga, prašiausiai, nes net ir iš energetinės pusės neturi jėgų padaryti tai. Ir tas jie asocijuosi su nuovargiu, su savęs prievartavimu. Bet taip, kas yra pastebėta, kad praktikos eigoje egoizmas mažėja ir noras gaminti didėja. Tai yra stipriai labai susijęs su egoizmu. Nenoras gaminti. Čia yra momentas. Čia yra šakninis momentas. Neleidžia. Nes tai yra iš tikrųjų gaminimas yra meilės davimas. Tai yra kaip sukrūtim, žindimas sukrūtim. Ką? Vyrai, kurie mėgsta... Pažiūrėk, jie turi širdį. Vyrai, kurie mėgsta gaminti, jie mėgsta vaišinti, tai yra jau širdies čakras, suprantat? Gaminimas yra širdies momentas. Jie dažniausiai, vyras, kuris gamina, mažai tokių rasit pasigamino, ten spintoj suvalgė, wow, kaip čia. Jis kviečiasi draugų, ten atneša vaišiną, jie būna tokie. Prasadžiukas. Taip? O aš atsiprašau, kad tai iš tikrųjų įžeidimas atsisakyti prasadą? Ne, iš tikrųjų, prasadą jūs galite paimti vieną bulvę. Išgirdau prieš tai. Ne, tai čia žinokit, kaip sakyt, prasadą, kai vaišina, skaitosi reikia paimti, bet tu gali paimti mažą dalelę, nes priimti prasadą tai nereiškia suvalgyti lėkštę. Tai reiškia pagerbti aukotą maistą paragaujant dalelę jo. Nes, pavyzdžiui, kažkas turi dietą, aš, pavyzdžiui, naktim nelabai noriu valgyti ir dabar nevalgysiu visko, gal tik pienuką išgersiu. Bet aš priėmi tą, paragauju. Nes ne kiekyje, bet paprasčiausiai ta momentas, kad kaip komuniją atneša, nededa ten reikės duonos, Kristaus kūnui. Duoda tą, prisiliest prie to aukotą maistą. Taip ir čia nais. Pavyzdžiui, vienas pasakojo, man Vaišnavas, kaip dvasinis mokytojas atvažiavo ir buvo jo gimtadienis ir mokiniai prigamino labai daug patiekalų, dažniausiai per mokytojo gimtadienį prigamina ten, pavyzdžiui, 108 patiekalus. Jis sakė, dabar jam įžeidimas visų nesuvalgė, taigi čia į ligoninę išvežti nuo tų visų patiekalų. Tai jis ėmė, jis paprašė kiekvieno mokinio kažką jam pagaminti ir įdėti meilę jam. Jis ėmė kiekvieno to, ragavo ir mėgavosi to mokinio meilę jam, tą šilumą. Jis ragavo tą meilę įdėtą. Ne tą lėkštę valgė, bet tą energiją. O kad tą energiją pajus nebūtina lėkštę visą valgyti. Paėmė biškį ir paragauja į kitą biškį. Suprantate, tai yra pagerbimas tavo. Tai ragauti negali sustoti. Tai jūs ir nesustosit, mano porcija jums goda. Gerai? Gerai? Tinka. Tinka. Okay.
Bet skaitosi, kai Mahaprasada duoda, tai tada tikrai reikia irgi gabaliuką bent paimti. Maha, jau nuo altoriaus kurs buvo. Bet šiaip jeigu vaišina, vaišnavo etiketė, sakoma, jeigu vaišina, tu turi priimti dovaną. Tu gali mažą kiekį priimti, bet priimti, nes vyksta neapsikeitimas. Žmogus tau duoda, neapsikeičia. Arba bent mintyse, bent jeigu taip sugebi, paimti jo tą šilumą energetiškai. Aš turėjau tokią patyrimą, kai mokytojai norėjau dovanoti tokią tylokos dėžutę, mane ten tokia buvo su drakonu tokiu skraidantį dėžutę ant viršaus, tokia apvalyje ant viršaus drakonas skraidantis. Ir ten buvo, kad maudėmės vienoje šventojų upėje, ten Majapūrė, Gambai, man atrodo, ar ten kažkokia medžiagė. Buvo kitas mokinys, mokytojas ir tas mokinys pribėjo, sako, mokytojai patiko labai tavo tą dėžutę, žinai, prišnekėjo. Aš buvau, dabar padovanosiu dėžutę, žinai. Nuėjau mokytojai, sakau, čia aš jau dovanoju tą dėžutę, su to drakonu, jisai pažiūrėjo tą dėžutę. Sakau, gyvatės, tą magūną. Dabar jam nepatiko, bet sako, bet aš priimu. Tai kai pasakė, tai paitų, kad ir suėjo mano tą noras, taip pat susiurbė, supranti, o dėžutė liko rankų, ji nebebuvo poreikio duoti. Ji buvo pilnas, niekad nebuvau pajautęs, kad žmogus tai padarytų, koks aplinkinis. Bet sako, aš priimu tavo dovaną. Sako, man nereikia, tai aš taip pat sukritikavo pradžiai, bet sako, aš priimu. Ir taip, žinai, energetiškai kaip jis susiurbė, žinai. Pajutau, kad dėžutė ir dar daugiau negu dėžutės ėjo. Ir aš ten parsinežiau tą savo drakoną. Jis galvoju, koks ten Kryšnas, kažkas jam asociacijas. O gal ten žaidimais tokį patį, žinai, mažą kas ten. Sako, su Kryšna jau ten. Bet planas buvo toks, į tą patyrimo aš nepamirštu. Vat kai dovanoja kartais, tai reikia mokėti priimti tą subtilę dovaną. O po to gali paimti ten kokį tą knygą, ten paveikslą, tai tada jau padėti. Bet pirma eina tas energetinis apsikeitimas. Nes labai dažnai, jeigu tau dovanų pridovanoja, tu juk nekaupsi, tu perdovanoji tą dovaną. Bet tu tą pačią tikrąją dovaną paimi. Tu jos neperdovanoji, bet tą daiktą gali kitam padovanoti. Aišku, jeigu tas neįsižeis. Pavyzdžiui, man tai problema, nes visokių labai daug dovanodavo tokių angeliukų, ten kačiukų, tokių suvinių. Ko siaubas, kai dar dažnai kraustaisi, kur sudėsi juos. Sakydavau, geriau va taip, dovanokit ar perdovanoji. Nesudėsi, nepradėsi kolekcionuoti. 50 metų taurių, ten, žinai, kaip būna servizai. Visokie. 5 servizai, ten 100 metų ten. Daimpi padovanok, bet tu priimi tą energetiškai. O tai, sakyti. Arba sako, užeikina mūsų, ne? Neturi laiko, užeiki svečius. Neturi. Tai sakai, aš priimu pakvietimą, aš kaip ir viskas apsikeitė. Aš negaliu užeidavo, bet aišku, tas žmogus irgi turi suprasti tos dalykus. Bet jeigu nuoširdžiai darysis jaus, kad tu priimi tą energiją. Jeigu jis įžeidžia, tada jau reikia, kaip valgyti 2 lėkštės kimšti. Kaip mamos, ten 5 cepelinai, dar dėsiu 6. Kaip sako Bengalijai, yra Prabhupadas sakydavo Bengalijos motinas. Bengaliai jau kaip pradeda tos motinos, o ten tikros moteris yra. Jau kaip vaišint pradeda, viskas, ten iki, neįmanoma praktiškai. Ten turi jau grinai uždėti tą stiklinę apversti aukštinkojam ir pasakyti viskas. Nes jeigu ten taip sakai, ačiū, ne, tai dar ženklas, kad rinktis. Kai pasakai, tikrai ne, vis tiek deda. Bet kai jau, aš buvau vienoje indiškoje šeimoje, ten tokia kilmingesnė šeima, ten tarnas ėjo, dėjo. Bet tai profesionaliai biškiai deda ir stovi taip. Tokiau, kad privatumo negali. Tu suvalgai ir jau kai eini į galą, jis vėl prieina ir vėl siūlo. Tu vėl įdeda, vėl jis atsitraukia, vėl suvalgai ir jis vėl prieina ir vėl siūlo. Ir sakai, sakau, jau privalgiau. Ir jis šypsi, sako, šurinu. Gerai, vėl valgai. Vėl jis atsitraukia, vėl jis išlenda iš to kampo. Sako, jie kaip įjungia tą durį. Ta prasme, ne blogąja prasme, ne. Jau kai po to aš supratau, tą perkrimtau, kad čia geroji nesibaigs. Apverčiau tą, žinai, uždėjau, sakau, viskas. Jis iš viso atsitraukia. Ta subtili kultūras.
Duoda, pila. Nu, dar čerkutė, dar kaip nukrantinos. Tai pas man matėt, kai kitur tas numas eina. Simenat mūsų palius, iš kokio mes išėję. Pila, jau kol stuburas nelaiko, jau ten. Stalus bučiuoja, ten žemė bučiuoja. Kai viena buvo istorija pasakoja, vienas jau irgi, žinai, kaip prisigeria, tai Dievas pasiimta, arba didvyris. Sako, buvo šalės ežeras, žinai, buvo lefteris. Atsistojo ant lefteris. Norėjo pademonstruoti, kad šalto vandens nebyra. Į ledą. Kokiu turinį? Yra YouTube'ai nufilmuotas toks, kažkaip per vakarėjimus filmavimo. Teatras bėga ir kažkas ir plėsti, ant pilvų. Į tą ledą, taip žiauriai, net pats suskaučiu. Aš nežinau, bet taip skaučiu. Irgi rovais alėrišė. Pusdėvė, Irgi gerai padarė. Pusdėvė. Atgaivino tikrą identitetą, žinai, kaip sako, pasijuto žmonių. Ai, pamokslaukim, nes labai reikdavo mums pamokslauti, nes mes matom, persiduoda iš kartos į kartos tą šventos tradicijos. Sako, čia jau mūsų tradicija. Sakau, jeigu tradicija, tai reiškia, kad tai gėris. Gali būti ir kitokia, žinai. O nevalgai raugintų rūpų. Čia močiučių, gyros, sakys. Su mėlėm, žinai, pirmas kelias į disbakteriozę, tai su mėlėm kažką valgyti, žinai. Tai pirmas kelias. Tai, žodžiu, tai va, tada priėmė subtiliai, apsikabinį, sakai, labai skanu, nu, ten, gurkšniukai. Bet sakai, nu, nevirškina man, aš ką. Bet mes sidabro į dugną kopūstų dėjom, ten bus be bakterijų. Išsilaikė 4 mėnesius.